Pavyzdžiui, buvo pratybos Klaipėdoje, buvo ukrainiečių specpajėgos. Buvo užduočių, kurie su civiliais rūbais ten turėjo, žodžiu, eiti visokius ten susitikimus, ten kavinėse, tam tikrus dalykus ten daryti. Jie po to grįžo ir sako, žiūrėkit, chebra, gyvenate ant statinės parako. Separatistų miestas. Turėsite bėdų. Labai rimtų bėdų tam pradinėme etape. Startinė pozicija bus tragiška. Nes 5 kolona, sako, sėdi pas jūs dabar. Tai yra nelojalų žmonės. Kaip tam pasiruošti? Ką apsiginkluoti iki dantų? Nu, ką aš sakau, ką pasiruošti? Nu, pasiruošti tai reikia stebėti. Reikia stebėti, žiūrėti, su ukrainiečiais irgi konsultuoti, žiūrėti su jų tarnybom, su SBU, dirbti su guru, dirbti su tom struktūrom, kurie su jais dirbo, pakavo juos, suiminėjo, sekė. Ir jie tų metodų turi. Bet metodai, galiu pasakyti, yra tokie patys kaip rusiški. Nu, nes kitaip nesuveiks.